Sveiki visi, čia ir vėl aš Diamond TV ir šiandieną aš filmuoju dar vieną animation. Jo, žinau, aš animation dabar nuo šiandien nežinau, bet gana ilgai nedariau, bet noriu dabar vėl padaryti ir kaip matote dabar mano animation yra daug geresnis, nes aš iš tikro naudoju editinimo programą. Tai jo, tas yra labai gerai. Ir antras dalykas, apie ką norėjau pasakyti, tai čia yra animation antras epizodas. Nu, aišku, jūs jau perskaitėt tą pavadinimą šio video. Tai šis video yra apie mano geriausią gyvenimo dieną, antra dalis. Tai visų pirma, aš jums jau pasakoju apie savo kol kas mėgstamiausią dieną, bet dabar taip, praėjo mėnesis nuo, dabar nežinau kaip jums pasakyti, žodžiu, aš susitikau su savo sesę mažąją, kurią žiauriai myliu, jinai mano, nežinau, tai jo, ir žodžiu, aš su ja susitikau ir tada po to, nuo to laiko aš mėnesį jos nemačiau. Tai nes aš važiavau ten prie jūros, ten į kaimą važiavau su seneliais. Tai žodžiu, bet po to mes jau pagaliau grįžom namo. Aš su Martynu ir Auklė buvau namuose, tėtis turėjo mus vakare pasimti. Mes išėjom, jisai atvažiavo, išleido mano sesę ir jinai bėgo pas mane. Tiesiog grinai. Sonic mode. Ir nežinau, aš po to, kai mes tiek daug apsikabinom, nežinau, aš taip jos pasilgau. Ir, žodžiu, po to aš kai atsisėdau į mašiną, aš taip su ja žaidžiau, jinai taip juokėsi, tai tiek daug kalbėjo. Ir po to aš mašinai važiuodamas vos neapsiverkiau, žinokit, nes aš tiek jos pasilgęs buvau, kad nežinau. Aš galiu sakyti per visą video, kiek aš buvau jos pasilgęs. Ir šį savaitgalį iš tikro su ja praleidau laiko. Ir jo, mes važiavom prie ežero, tenais buvo tokie kaip per Total Wipeout. Ten šokinėti reikėjo, ten buvo tie kamuoliai tokie. Tai aš neperėjau, bandžiau 2 kartus, visai neišėjo. Tai jo, tai po to mes ėjom maudytis, nu, ir tada, kai jau baigėsi tas laikas, jo, mes ėjom maudytis, biškį dar paplaukyti, mano sesiai mes uždėjom plauktukus ir tada mes plaukėm, žodžiu, jai tai patiko, jinai tiek norėjo plaukti. Aišku, jinai su mumis tenais nėjo, tai aš dabar mums biškį papasakoju apie savo savaitgalį. Bet jo, tai žodžiu, ir šiandieną, vat kaip aš dabar filmuoju šitą vat garsą, tai aš su tėčiu ir savo broliu važiavau ją nunešti į darželį. Tai mes nuvažiavom, viską ją nurengėm ir, nurengėm kitus rūbus ir palikom vidinius ir tada ir jinai pradėjo verkti. Jinai tiek pradėjo verkti, jinai nenorėjo eiti į darželį, jinai norėjo likti, niekur nenorėjo, norėjo su tėčiu ir tiek verkė, kad žinokit, net mane sugrūdino. Aš irgi pradėjau verkti. Tiesiog labai spaudžia širdį, kai jinai taip rėkia, jinai prašo, kad nepaliktume. Tėtis sakė, kad čia tik tai dėl to, kad jinai po to įpranta, bet po to savaitgalį vėl pradeda verkti. Nežinau, aš čia biškį apie savo savaitgalį, nes šiandien aš tik tai grįžau namo ir todėl labai norėjau padaryti animation, nes pagaliau supratau kaip, tai jo, tas yra labai gerai. Ir jo, čia mano tokia vat istorija. Tikiuosi jums patiko ir jo, ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite like mygtuką, jeigu patiko šitas video ir pasubscribinkite, jeigu to dar nepadarėte. Ir aš noriu
padaryti notification squadą. Tad nepamirškite paspausti varpelio prie subscribe mygtuko, bet jums pirmą reikia pasubscribingit, kad tai padarytumėt. Tai jo, čia viskas, ką turiu pasakyti ir neterškite žemės. Ate.